Gerai, tada tu sakai paklai virš tų kupolo, matai kitas žemės su kitais kupolais? Ne, man užstrigo ta vienas labai didžiulis buvo tas kupolas. Nelabai aš norėjau ten žiūrėti, nes ko skirtumas, žinai, kas ant aplinkų yra, vis tiek nepatikrinsim nei ką, bet paskui galvoju, kodėl jis toks didelis, ten rodo, kad kalnas labai didelis ir tas kalnas yra viršūnė praktiškai beveik iki pat kupolo. Tai kaip vulkano koks nors. Nu ne, jis ten visas toksai baltas, rodo, tipo kaip ledynai, žinai, tipo užšalę, nes kuo aukščiau, to šalčiau, tipo temperatūra. Kaip pas mus Everestas, pavyzdžiui, ten tokie ne visi užlipa tenais, nu. Tai bet pas mus ten nuo to Everesto dar atstumas nemažas iki kupolo, nes mūsų mažesnis tas kupolas, nu, tas terariumas. O ten labai didelis, nu, šakės savo dydžio. Bet ten tokios civilizacijos tai padaryta, va, toks terariumas, kad būtent va, tokioj, va, ir ten jau man ten rodo, kad ten garbinimas yra, kokios religijos susijęs to kalnu, aišku, tenais viskas paremta su tuo pagal aplinkybę, žinai. Nu, tokie skirtumai, nežinau, kokia prasmė žiūrėti ant tos kitus kupolus, jeigu, nu, ką tai bendras su mumis turi. Aš nežinau. Ir norisi smalsu ir galvoju, nu, kokia prasmė, va, ir kažkaip tas ausį pirmie atgal. Nu tai iki ant to kalno pažiūrėk, kokios energijos, nenori pasivakščioti. Pojūčių naujų. Ledynas, daugiau negu 67% to kalno renčius ledynas užšalęs. Normaliai yra vanduo, atstovintis tik tai vanduo, neteka niekas niekur. Jo, upė nėra. Gyventojų yra, būtybių, nežinau, kas ten gyvena. Gyvūnai. Ne kaip žmonės, kad kažkokios gyvybės yra, jie juda. Bet jie komunikuoja viską ten. Kalnas jiems yra centras, viso esmė, jie įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, nes tai yra centras tas kalnas. Nu, kaip ir mes galvodami pasaulio bamba, žinai. Čia visi tik tai, va, jiems tas kalnas yra, žinai, pagrindas, čia yra ir rodiklis, ir ten Dievas viršų ir visa kita, kurie, nu, viskas yra susiję, visi tikėjimai, viskas, kad va, viskas ta kalna. Tas kalnas yra čia esmė. Kaip pas mūsų gyvybės medis, tenais kažkoks kalnas turi būti, kažkoks poliusas, dar kažką. Visi tokie, žinai, panašumai kažkokie, tas terariumus, matyti, kažkokius pagrindus yra idėja panašius. Bet didžiulis jis labai, nežinau. O kodėl traukia tas, kas yra didelis labai, ne? Kad, nežinau, didelis kalnas. Ir kodėl mes turim būtinai kažkom tikėti, kažką melstis? Tas didybės noras, tokio didesnio kažką pasiekti, prisiliesti prie to būti šalia, kažkaip pamatyti, mus traukia per to didesnio, tas traukai yra tokie. Aš tą kalną, kaip pamačiau, jis man užstrigo, man traukia. Suprantu logiškai, nu kokia prasmė, ką man tai pakeis, kad... Gal ten, kalnai energijos turi kažkokios tokios raminančios, gal dėl to? Nu, jos srovės eina jo didesnės tokios, bet kitokios jos. Srovė greitesnė, bet nėra tų šuoliukų tokių bangavimų. Kaip pas mus emocijos šokinėja, tai va ten stabilumas yra. Tai būna prie kalno, atsigulus prie kalno labai kaip ir ištraukia tavo energiją, prasuko ją, tai greičiau praeina kažkaip, tai pagreitina kažkaip tai tą cirkuliaciją, ar kaip pasakyti. Bet tai ir vargina žmogų. Ramiai jaučiasi, nes jis išsekina jį. Daug pagreitina. Kažkaip taip rodo. Už tai sunku būna, aukščiau ir to degonės gaunus, ta energija greičiau juda, ten apykata greičiau vyksta kažkaip. Vos nerodo, kad vos ne kaip ir gyvybės organų, kaip ir ląstelių tas veikimo, kažkaip tai kaip ir laikas kinta, gaunasi kažkoks tai. Tai sulėtina ar pagreitina? Turi įtaką, kad tu gyventum žemai ir tu gyventum kalno, tavo tas senėjimas, netgi pasikeistų laikas kažkiek tai. Ten greičiau gautas tu pasentum, kad tose kalnuose. Negu kad gyventum ne kalnuose, va taip kažkaip tai. Ten biškai prasuka kažkaip tai. Įdomu būtų pažiūrėti, kad civilizacija, tas pas mus kaip gyvena kalnuose, tos gentis tokios ir jos mažiau gyvena, ar greičiau pasens, ar kaip juos sulyginti. Tai Japonijai, kur ten kalnuose, tie žmonės gyvena kitokiu, vis tokį racionas skiriasi, tai sako, kad jie kaip tik ilgiau gyvena. Tai kai gimsta, gal datuojasi kažkaip, aš nežinau, bet atrodo, kad ten tas nežinau, kažkaip parodė Buką kalną, tai kad tai ne kalnas, ten ir sta gaunasi.
Ai, tai čia kai tiek kelmai, tipo, tie buvę medžiai, tai didžiuliai. Tenais, pavyzdžiui, net, kur čia, sako, rodo, kad tai nemaišyt kalno su tikru, kur yra ta energija, ir kur yra negyvi medžiai, ten negyva energija yra. Tai ten priešingai, ten tavo energija iš vis negerai ten, kaip ant kapinių nueiti, žinai. Nes ten buvo didžiulė energija, o jinai sunaikinta ir uždaryta. Jie turėjo eiti ir ją nukirto, sunaikinta. Tai čia kur nukirto pas mus, ar ten kur tu dabar žiūri? Tai čia dabar mūsų žemė žiūri. Ai, tai mūsų žemė yra... O, dabar rodo kanjonai Amerikos, ten daug yra tų medžių nukirstų. Tas Velnio kalnas yra, kur vadinamas, ten, kaip kelmas, tai kad suakmenėjęs, ten tas medis buvęs, ta energija tenais, kai sakant, ten jeigu buvo lyginti pozityvę energiją negatyvę, tai ten, sakyčiau, daugiau negatyvė ta energija. Gal aš tai ir vadinu tą Velnių. Ir yra supilti kalnai iš tų atliekų, tai ten irgi nėra gerai, ten nėra tos energijos, ten atlikos ir jos ten dažniausiai tie ugnikalniai būna. Čia skiriasi tų kalnų skirtingų yra. Tai čia kaip paklausiu, kur sensa ir kaip gyvena, tai pradėjo rodyti, kad jų skirtingų yra, nereikia maišyti, žinai, kad reikia atskirti, suprasti, kur tiksla kalnas, kur su energija, kur ne. Tas Everestas, kai rodė, tenais jo, tas eina ten ta energija, ten greitai per jį eina. Tai ten sensti greičiau? Nu, tipo jo, turėtum tenais kažkiek tai greičiau. Ten, ant kiek greičiau, tai nežinau. Nėra, kad ten, aišku, per 10 metų nuvirsi, žinai. Bet greičiau kažkaip vyksta tavo ta energija suvaikšto. Bet tai čia mieste, tai žmogus gyvena, vienas 40-50 metų miršta, kitas ir 100 metų gyvena. Čia irgi, žinai, kaip sulyginti. Čia daug tų faktorių yra, dėl ko jis ilgiau ir trumpiau gali gyventi. Bandžiau pakilti virš žemės aukščiau, kad kuo toliau iš viršaus pažiūrėti, tai kažkaip. Pavyko? Neišėjai suprasti, tipo, kažkaip tai tokio. Čia kažkada kalbėjau su vienu žmogu prieš keletą dienų. Irgi savo, kaip manai, kaip, kada, ten kažkoks tai Big Bang, ten tas teorija buvo, ten apie kažkokį video, ten kažką užsiminė. Savo, kaip tau atrodo, savo, kaip atsirado ta civilizacija, ta, visatas, kaip gimė. Tada bandžiau užklausti irgi ir tipo, man atėjo, kad tipo, mes negalim šitam kūne to suvokti, tų procesų, tų veiksmų, kaip viskas vyksta. Dabar irgi specialiai pakilau pasižiūrėti, kad iš toliau ir tą visą struktūrą, tai va tos kupolus dar matau, bet aukštyn ir man rodo, kad tai neišeis suvokti ar apriepti ar kažkaip, tai nežinau. Bet jeigu pasitelkti, jeigu mes galim prikurti, prifantazuoti, kai sakant kažką, tai nes norim atsakyti, pasirodyti, tai čia kaip ir gerai, nežinau. Nes iš savo ego, pavyzdžiui, manau, norėjau kažką atsakyti, žinai, ieškojo atsakymų, kai tą išjungiau, žinai, ir laukti atsakymų, tai atėjo, kad tipo, mes negalim daug ko suvokti. Čia taip pat kaip vištą neišmokinsi vairuoti mašiną, žinai. Nesvarbu, kiek tu ją mokinsi, nes sukurta, kad to nesuprastų. Tai mes irgi nesam sukurti, tai suprasti. Už tai aš niekada nesu matęs tas mūsų žemės iš labai toli, to bendrai viso to pločio, to dydžio kažkaip. Gal aš per žemo lygio, nežinau, gal kažkas mato, nežinau, visokių gali būti gal. O gal nieks nemato, tik tai fantazuoja, žinai, savo fantazijas mato, kad nori matyti, kad pasakyti, žinai, pasirodyti prieš kitus. Bet ta Big Bang teorija, tai čia aišku, klėdesys mūsų vietinis, žinai, mokslininkai, iš čia galėtų pasakyti kažkokią teoriją, kad jie žino, tipo, kad jie protingesni. Tai jie turėjo pasakyti, kad mes neuždavinėtumėm klausimų. Įrodo, kad tos teorijos keičiasi pagal po porės setovus, kitokia ir kitokia, žiūri, kaip reaguos žmonės, kaip priims, žinai, kiek išsilaikys į kokį lygą tos civilizacijos, kada tai jau bus neaktualu, kada bus jau juokinga. Kaip ir dabar šaipos iš NASA, nusileidimo mėnulį. Kažkada visi tikėjo, dabar tos senus video, kaip jie ten nusileido tom mėnulyje, dabar
vaikų darželis dabar atrodo, kokiu reikia būti idiotu, kad to tikėti, žinai, o tais laikais visi žiūrėjo, tada juodą baltą ekraną, kai ten šokinėjo. Tuo labiau, kad televizorių neturėjo, pas kokį kaimyną susirinkdavo visas kaimas. Nu, tai va. Tai, žinai, Esmė čia buvo, norėjom wow. tikėti ir mums ką parodys, mes to turėjom tikėti ir tikėjo viskas. Dabar jau su gerom technologijom filmuoja ir tai žmonės pritraukia, matau, kad ten po vandeniu filmuota viskas, burbuliukai oro ir taip toliau, žinai, o NASA sako, čia kosmose skraido. Tai dabar jau viskas, jau mes pasiekėm to, kad technologijos ir sąmoningumo lygiai, kad mes iš tokių nesąmonių netikim. Po reseto vėl keičia technologiją, keičia tikėjimą tą visą sistemą ir žiūri vėl iki kokio lygio, kada dasivystysim, kad jau ta sistema bus peraugta, tada vėl reikės nunulinti. Tai mes artėjom prie to reseto vis tiek, sakom, mes perauginėjame patrupučiuką, ją turės keisti. Jūs per daug protingi, gerai, nušluosi mane. Nu, tai kiekviena sistema, tas planas būna iki tam tikro lygio. Daini iki jo, keičia tada. Tai čia laimė ar nelaimė iki reseto išgyventi. Nu, tai laimė yra pasiekti tai, ko atėjai, viskas, pasiekti savo tikslą. O tai gali padaryti tik tas, kuris žino, dėl ko iš atėjo. Visa kita yra miegojimas, laiko gaišimas, kopijavimas kitų, siekimas kitų, o ne savo gyvenimas. Beprasmis tada gaunasi resetas. O kad tu mėgotumai ir yra tos religijos, politikos, karai, visos televizijos, visi tie gurų, visokie dvasingumai, visokie, kad tai tik nuvesti, kopijuok mane, elkis kaip aš, tai, kad tu nepažintum savęs, nesužinotum, ko tu atėjai ir ką tu reikia išmokti, neitum savo keliu. Visi kartu, kaip kavis, ten bando kopijuoti visi masinės jogos, meditacijos, kad visus kuo daugiau sujungti, kad kuo toliau nuo tavęs, kuo daugiau į bendrą. O tas pakišimas, kaip sakantas, tamsiųjų, kaip pasakyti. Ir kuo tu stipresnis, to tu daugiau tam atsispirėni savo keliu. To stiprini save, pažini save. O silpniausiai eina su banda, kur lengviau yra. Lengviausia variantą - mėgot, nieko nežinot, kopijuoti kitus ir viskas. Tada tu negyveni, tik kopijasi. Kartoji, kol išmoksti.